Labą dieną, gerbimi telšiškiai. Turiu padaryti komentarą viešą, nes pasirodė laikraštyje vietiniam straipsnis, kuris liečia tiesiogiai mane. Straipsnį rašo užsakovai yra, kad kunigai sugalvoja papolitikuoti. Šiaip sako, bažnyčia neturėtų politikuoti bažnyčiai, bet jie labai nori valdyti žmonės. Iš senų laikų įpratę buvo valdyti žmonės, dabar aišku, įtaka bažnyčios yra sumažėjusi, bet labai nori. Mes matom, kaip visur yra kviečiami kunigai, nors bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, pas mus nėra valstybinės religijos ir būti negali. Ir bažnyčia yra privati organizacija. Kam ten priklauso Vatikanui ar parapija, ten bendruomenė kažkokia, tai yra privati organizacija. Ten nėra kokia vieša valstybinė organizacija. Bet, aišku, turi teisę, bažnyčia ir turi teisę pasisakyti. Ir jie deda, čia kalba yra apie parapijos namus, kur jau daug buvo rašyta, nesinori kartuoti, mes galvojam, kad ta istorija baigta yra. Parapijos namus statė mažoji bažnytėlė, statė kunigas tas prelatas Šiurys ten, jis yra klebonas tos bažnyčios Šiurys. Ir tada jie turėjo istorija buvo nelabai skani. Bažnyčia darė pažeidimus, nesilaikė įstatymų, gavo baudų, pradėjo statybas be leidimų, neturėjo statybos leidimo, vidury miesto statė pastatą didžiulį, leidimų jiems pasirodė nereikia, mums visiems reikia, bažnyčiai nereikia leidimą. Ir gavo baudų ir taip toliau. Ir džiaukitės, kad dar nebuvo liepta nugriauti. Buvo tada nurodymas susitvarkyti dokumentus, jei nesusitvarkai dokumentus būtų nugriauti. Kai buvo nugriauti Nidoje pastatai, ten Druskininkės, žinote, buvo to visokių garsių bylų, kur buvo liepta nugriauti. Jeigu neteisėtai pastatė, turi būti nugriauti. Čia jie susitvarkė, gavo tas leidimus, gavo baudų ir vis. Ir dabar rašo, praėjo kiek laiko, taip, aš dalyvau čia, žurnalistas į tą istoriją rado, aš prisidėjau, prikibau, aišku. Taip, rašiau raštus, kaip ir visi lygus yra, turėtų būti lygus Telšių rajone. Man nėra išskirtinių žmonių, kad tas gali pažeidinti, tas negali pažeidinti, visi turime laikytis tvarkos, o savivaldybės taryba, tai vietinė valdžia turi prižiūrėti, kad būtų viskas vyktų teisėtai, tai mano pareiga, tiesioginė mano tarybos nario pareiga. Žmonės už mane balsavo tam, kad aš sėdėčiau savivaldybėje ir prižiūrėčiau tvarką savivaldybėje. Tai mano pirmoji pareiga. Savivaldybės lėšas skirstomas ir lėšų ta kontrolė panaudojimo. Tai yra mano tiesioginė pareiga. Jeigu aš to nedaryčiau, aš blogai dirbčiau. Tai ir jie dabar sugalvojo pakerštauti. Prieš rinkimus girdėjau, kunigai agitavo prieš mane per rinkimų laikotarpį. Pakenkė man, aišku, be abejo, už ką? Už tai, kad tvarką palaikiau. Ir dabar laikraščiai yra straipsniai dėti. Dėti straipsniai parapijos namus, džiaugiasi parapijos namais. Ir aš jums paskaitysiu laikraštį. Tai vieša. Ir rašo, ką rašo. Reiškia, kad statyba vyko nelengvai parapijos namų. Buvo ir blogos valių žmonių, kurie tam nepritarė ir trukdė. Ypač skaudu, čia gabaliukai skaitau, kada greičiau čia visą neskaitysiu. Ypač skaudu prisiminti momentą, kai vienas Telšių rajono savivaldybės tarybos narys ėmė viešai skųsti ir per žiniasklaidos kanalus atvirai pulti šį projektą. Namų statybos, parapijos namų vadinau. Ten iš tikrųjų ir kotedžas, dvaras yra. Vadink kaip nori, aišku. Tai atvirai skųsti šį projektą. Nors tarybos nariai buvo iš pradžių priėmę sprendimą skirti 200 000 eurų finansavimą parapijos namams statyti, po minėto nario skundo šis sprendimas buvo atšauktas. Tai smarkiai pristabdė darbus ir atnešė ne tik finansinių nuostolių, bet ir papildomų baudų, kurių buvo galima išvengti. Galėjo. Tai čia toliau rašti apie nieką. Tačiau, kaip saulė šviečia ir lietus lyja tiek ant gerųjų, tiek ant blogųjų, taip ir parapijos namų durys liks atvirus visiems, net ir tiems, kurie savo klaidų niekada nepripažins ir toliau liks nusiteikę priešiškai. Jie pavardės neparašė. Galėjot parašyti bailiai, kad Algirdas Bacevičius savivaldybės tarybos narių, taip aš rašiau, daugiau niks nerašė, taip aš viešinau iš tarybos narių
Taip, taip aš nebalsavau ten už visokius projektus, už 200 tūkstančių, taip aš nebalsavau. Tai parašykit bailiai. Turi, kai esat bailiai, turi, kai esat melagiai. Prisimelavę, prisirašę nesąmonę. Ir prelatas Šiurys yra melagis. Viešai tą sakiau, dabar paskau, klebonas bažnytėlis prelatas Šiurys yra melagis. Ir toks kunigas eina, mokina sekmadienį, kaip mums reikia gyventi. Tam pačiam straipsnė rašoma. Tam pačiam straipsnė, kai rašot, pagalvokite, rašot. Pirmieji kasimo darbai ir pamatai buvo pradėti 23 metais. Kasimo darbai ir pamatai. Kai klebonui prelatui Šiuriui parapijos choristai simboliškai padovanojo pirmąją plytą. O pirmąją plytą padovanojo, reikėjo dar pridėti pinigų. Bet kažkodėl kreipėsi į savivaldybę, kad gautų 200 tūkstančių. Savivaldybė negali statyti privačių namų. Vieną dieną statys Šiuriui, kitą dieną parapijai ar dar kam nors. Savivaldybė negali statyti iš valdiškų pinigų, iš mūsų visų pinigų namų statyti. Ir 200 tūkstančių buvo priimtas sprendimas ir nebuvo atšauktas. Jis nėra atšauktas po šią dieną, meluojat jis, melagiai. Jis nėra atšauktas, bet savivaldybės vadovai įsigando, pabūgo ir neskyrė tų pinigų, nes žinojo, kad negalima skirti tų pinigų. Ir kada Tomas Katkus skyrė 20 tūkstančių eurų savivaldybės lėšų tų parapijos namų projektavimo darbams, dabar atsidūrė teisme jie. Ir aš galvoju, kad Katkus turės grąžinti 20 tūkstančių neteisėtai skirti. Katkus neteisėtai skyrė 20 tūkstančių eurų, neteisėtai skyrė bažnyčiai. Paskui bažnyčia nusamdė architektą Žebrauskį, jis padarė projektą. Tai va. Ir dabar tus pinigus reikės grąžinti, nes jie teisme yra. Taip, mano dėka. Teisme yra, aš skundžiau prokuratūrai ir taip toliau. Tai va. Prisimelavę, užsimelavę visi, man antireklamą dar. Ne, aš atlikau pareigą, ateityje daryčiau tą patį. 23 metais pradėti pamatų statybą darbą. 23 metais, o leidimų statybai buvo išimtas jau 24 metais. Metų vidury. Tai jie be leidimų statybai rašo, pažiūrėk, ką jis rašo. Neturėdami statybos leidimų vykdyti statybos darbus. Ir gavot baudų, natūralu. Aš irgi baudą susimoku, kada pažeidžiu eismo taisyklės, ar dar ką. Susimoku baudą ir gailiuosi. Tai va, vykdo bažnyčia antireklamą. Parašykit bailiai, kad Algirdas Bacevičius taip ir buvo. Aš rašiau raštu ir dar rašysiu. Ir dabar dar turės grąžinti bažnyčią 2000 eurų, kuriuos iš savivaldybės gavo tuo sandėliuku nugriovimui ir teritorijos tvarkymui. Bet sandėliukas nebuvo griaunamas už tos pinigus. Atnešė, savivaldybės skiria 8200 sandėliukų nugriovimui, kur statė tos namus. Jie, kada skiria pinigų, jau sandėliukas buvo nugriautas, jau buvo namas pastatytas tas naujas. Ir jie pinigus savivaldybės 8200 išleido bet kur. Atsiuntė savivaldybės sąskaitas, pusės metų senum sąskaitas. 23 metų gruodžio 29 sudaro sutartį, kad duos pinigų. O sąskaitas 23 metų birželio mėnesį, ten visokių prisipirkti įrankių, visokių. Ar čia nesukčiavimas yra, kada pateikė senas sąskaitas iki sutarties? Sutartis prieš naujus metus, o sąskaitas senas yra. Ar čia nesukčiavimas yra? Bet aišku, niekam neįdomu, bet dar istorija nebaigta. Istorija nebaigta, dabar ir civiliniai dalykai yra civiliniai ieškiniai dėl 20 tūkstančių, dėl 2 tūkstančių negrąžins, prokuroro raštas yra, prokurorai kreipsis į teismą, savivaldybė turės išieškoti. Vot, o aš ką negerai padariau, dirbau savo pareigą. Taip, aš atlikau savo pareigą. Niekam iki nulų negali būti, visi prieš įstatymą esame lygus. Ir būsim lygus. Ir to, kol aš čia sėdžiu, prižiūrėsiu visus, ką tik galėsiu, kad būtų vykdomi įstatymai. Tai mano pareiga, tai visų tarybos narių pareiga, tai visų gyventojų ir piliečių pareiga. Ir aš teisingai dariau. O Juozas Šiurys, klebonas, melagis, tai elgisi nelabai gražiai. Jie čia, aišku, jis sakys, kai iš nieko dėtas pasirašo, atkreipkite dėmesį, po to straipsnio pasirašo su meilė ir viltimi, telšių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo dangų parapijos bendruomenė. Jie irgi toj parapijai bendruomenė. Tai įdomu būtų sužinoti, iš kokių pinigų sumokėti straipsnis. Ar bendruomenė turi sąskaitą kokį nors bendruomenė? Parapijos neturi jokios sąskaitos, atėjo sumokėjo kunigai iš savo kišenės ir sveikatą rašyti, kiek norit. Aš jį parašyčiau, įdėčiau laikraščių straipsnį. Bet laikraščiai nespausdins tokį tekstą, kaip dabar aš jums pasakiau. Nespausdins. Tai yra eilinį kartą, aš galėčiau papasakoti, jeigu nuosmeninti, kaip jie, nepaminėjai pavardės, aš galėčiau papasakoti apie kunigus, turinčius vaikų, tarkim, kaip pavyzdį, tai duoti užuominą, bet gal ateitį taip ir padarysiu. Tai antireklama, bažnyčia politikuoja, vykdo antireklamą, nori pakenkti tarybos nariui už jo visuomeninį veiklą.
Už ką? Ką aš padariau neteisėtai? Jeigu būčiau ką nors neteisėtai, būtum seniai mane pasodinę jau. Senai būtum pasodinę. Bet nėra už ką. Tai va, toks komentaras. Į laikraštį dėti. Buvo nuėjusi laikraštį šiandien. Ten nesusitariau laikraštį. Tiek to. Gal ateityje įdėsiu. O tiek žinių. Ačiū dėmesį.